Aš jau filmuoju. Labas rytas. Pirma naktis Delgadoj. Reikia gerti širdies vaistus. Amžius toks. Prasideda pusryčiai, tai geriam pieną. Dabar gersim širdies vaistus su vandeniu. Vanduo baigėsi. Gersim iš krano, o vanduo minkštas, nenusipralauna nei muilas, nei dar ką. Nerealiai minkštas jisai yra. Savo kukliam kambariuke. Gali parodyti, koks vaizdas pro langą. Turim kavos gerti, nes šiandien mes geriam pieną pusryčiam. Senas ir jaunas, tuo panašus, ypač, kad pieną geriam rytais. Vakar čia susipažinom, šiandien kur kas gražiau viskas atrodo. Tas medžių nugenėjimas, tos palmės. Ir šiaip graži diena šiandien lyginant su vakar ir šilta. Daugiabučiai, gražų sakyčiau. Ir šiaip viskas gražu yra, einam. Nu, žodžiu, mes einam kavos, eisim mašiną pasiimti. Galima, čia perėję pešiųjų. Kažkoks nekilnojamas turtas, kažkas panašaus, užsidaręs restoranas. Taigi, žmonės gyvena įprastų režimų, užsiima savo reikalais, kas kažką vedžioja. Taip, Rugelytė? Taip, o čia. Toks rytas. Artėjom prie centro. Reliktiniai medžiai, kaledoninė pušis, dinozaurai valgė juos. Norėčiau pakramtyti. Sveika gal. Aš pirmą kartą susidūriau su tokiu įdomiu dalyku, su tokiu įdomiu dalyku, kad adresai netikri. Turi būti, pavyzdžiui, Magdakas kava, kad atsigert, jo nėra. Toliau užsidėjau mašinų nuomą, pasižiūrėti. Ir rodo vieną vietą, kai užsidedi iš nuomos, rodo kitą. Tai ką čia Google rodo šitose salose, nepasitikėkit visiškai, nes daug labai neteisingai viskas. Žodžiu, gert kavos, kur jos nėra. Mašinų nuoma visai ne ten, kur turi būti. Kodėl taip nežinau. Nu, nesvarbu, nebais toli nuėjom, tai viskas gerai yra. Pakeliui sutinkam bažnyčią senovinę, ten varpinė. Čia ėjom, nieko mes nerandam, arba viską randam, nusprendėm eit pavalgyt, pasižiūrėti, kas kur yra. Čia va dirba stražas, baudas rašo. Matė tos varpus, tai va jie ir skamba. Pagaliau į krantinę atėjom, kruizas išplaukęs. Man atrodo, liekam tik tai mes be kruizo arba nesimato jo ten. Iki mašinų nuomos dar anksti, ne, Rugeliuka? Nėra laivo, nėra, išplaukęs. Nu, va taip. Toks rytas su Nepadzenke. Va, vietiniai vynai. Kaina, tai pavydėt galima, wow. Pavydas. Jo, tokios vat kainos. Imsim krevetės. Viską, ką matot, viską imsim sūriai, ko nori. Akys raibs ir kas svarbiausiai, pavalgyt galima čia. Ką mes dabar ir darysim, mes eisim pavalgyt. Čia duoda valgyt sūriai. Vieto, vietiniai bananai. Ir va čia va bus pavalgymas, kur sočiai ir gausiai valgysim. Pažiūrėk, sulčių nori. Va, ananasą vietinis. Nu, bet mes paskiau prieisim. Ir va čia prasideda pasirinkimai įvairių dalykų.
Ir mes valgysim ten karštų. Va. Ko tik nori, čia jau karšti. Rugilė, aš stoju eilę. Girdi? Va tokie vat skoniai bus. Mes valgysim šitaip. Tai va, visą tą kainavo tiek. Super. Dabar gausim tas, kur buvo bulvių apkepas. Jis va toks va. Yra, kaip ši kamera va. Sunkiai gal matyti. Čia yra bulvės su žuvim. Tai pas mus būna bulvių apkepas su mėsa. Ir čia jisai yra su žuvim. Ir man asmeniškai labai patinka. Man skanu, bet Rugilės skoniai nelabai. Tai verta. Galima pasirodo ras. Kaip čia parodžiu. Man labai patiko. Višta kaip višta. Čia višta nepigi. Ir pas mus nėra pigi. Tai dar paragau šriubą. Dienos šriubą €7. Mes valgom pačiam centre. Toliau antri patiekalai kainavo €1, kitas dar. Kažkas 7, kažkas 5. Iš viso su višta ir višta. Iš viso 2 mes 15 eurų. Ir čia skaitant kavą. Kavą eisim pavalgę pasiimsim. Jie paklausė. Iš tikrųjų, biudžetas kažkur Azoruose būtų nuo 15 pavalgyti 2. Jau restorane. Daugmaž. Neatšals, pyragas greičiau. Aišku, galima ir daugiau, bet tikrai nėra baisu. Ir kainos nesikandžioja. PVM čia maistui 9% yra. Skanaus man. Nu, mažieji. Nu. Valgo? Nu. Ateik. Ne, užsprinks audriau neduokš. Bulves valgo. Vietiniai žvirbliukai valgo bulves. Kaip ir aš. Imk. Šitas bailesnis. Rugilė vaišino brokoliais, nevalgo. Jie kaip ir aš. Bulvytės. Bulvytės išnešioja besipešdami. Fainuoliai. Dabar valgysim sriubą. Makaroniukai. Šikna. Atšalo. Atšalo sriuba daržovių. Šaldytų. Man nelabai. Kažko trūksta. Rugilė man krūtinėlę paliko. O krūtinėlė yra mano nemėgstamiausia vištienos dalis. Oi, kaip gerai. Ir jinai dabar džiaugiasi, o man liūdna. Ragausiu. Kaip būtų krūtinėlė nėra sausa. Ir kaip būtų labai geras prieskonių balansus. Taip kad man šis tik pasisekė. Nesunku gerai iškept. Arba galėsiu valgyti, nelabai ne pagal mane sriuba. Galėsiu valgau ją. Man kaip gerai, kad neįmėm 2. O tada žiūrėsim toliau kas. Pažiūrėkit, kiek kainuoja kava. Ir kiek čia visokių skanumynų. Kiek tik akis mato. Koks grožis. Čia tokia senovinė kaip po gatvė tokia,
kur viskas labai gražu. Aš iš tikrųjų ypatingai nežinau, kad tokia yra. Va. Atsigert gali išsinešti čia užsakymą. O, kiek čia visko. Iš tikrųjų čia smagu pasisėdėti čia. Jo, čia senamiestį mes pačiame esam, tik mes ėjom krantinę. Dėl to nematėm, kad čia tiek gražių visokių dalykų. Jo, čia be mašinos, čia pėsčiom ateit kažkur pasistatai. Šiaip iš tikrųjų gražu. Aišku, prekiniai. Gražios klasikinės gatvytės. Šiaip įspūdinga, retai kur miestuose kažkas patinka taip, kad galėčiau filmuoti, parodyti. Tai ši čia ta vieta, kur patinka. Portugalų kalba jo tokia savotiška. Mums dar tiesiai paeiti. Toks gražus kelias, sakyčiau, iki mašinos nuomos. Jums neprimena senamiesčių, vat, primena. Kaip ir visi gražūs senamiesčiai. Pasivaikščiot. Tiesiog pakimarinti prie bokalo buvo. Jo, jau nebėra. Čia va. Irgi ne viskas auksu blizga. Ir viskas čia iš lavos. Pati populiariausia Pemza. Jo, čia Pemza turbūt taip. Statybinė populiariausia. Einam. Atėjom. Čia mašinų nuoma. Jau vėl galvojau apgaus. Gražiai vietoje. Įsikūrę. Parkavimo čia nerasi. Gavo mašiną. Sunkiai. Reikėjo papildomą draudimą pirkti, nes revoliutas Portugalijoje neina. Depozitui. Atsiskaityti viską galit, bet depozitui mašinų neinat, nes atseit grįžta labai ilgai ir jie neaptarnauja revoliuto nei kredito, nei debeto. Kitas korteles mes išėmėm. Nu, tai nufilmuosiu bolidą, parodysiu jums. Gavom naują mašiną Atlantis, parodysiu jums bolidą. Va, stovim prie mūsų viešbučio prabangiai. Va, koks su daug parkavimo, pažiūrėkit kiek parkingo. Tai parodysiu bolidą, nufilmuosiu, nes vis tiek reikės man, jeigu ką, pasižiūrėti, ar yra kokių įbrėžimų, ne, nu, tai gausis ir jum ir man. Mes dabar atvažiavom į laukinį paplūdimį. Nei mašinos, nei dar kažtai parodys. Čia man už nugaras. Žiūrėkit, mašina vienintelė. Ir vienintelis kalnas šitas yra. Viskas. Mes dviese paplūdimy. Jūs man pasakykit kitą salą, kur šitaip gali būti. Čia yra netoli. 15 minučių kelio nuo sostinės. Tiesiog tas kur sąsiauris salos į trupiausią dalį į šiaurę. Pavažiuoja viskas. Tu esi vienas. Visa tavo infrastruktūra. Dar tokios žalios iš tikrųjų salos nemačiau, ne kažko primena Airiją, ypač šiaurinė, arba kai kurias Airijos dalis. Škotija labai primena ir tropikai. Nes čia auga kaledoninė pušis dinozaurų laikų. Jis labai lepi ir pripratusi prie gan karšto. Nori įsidarbinti, LRT nenori? Čia aš turiu pasiūlymą tokį verslą. Norėčiau, galbūt taip. Man labai patinka augalai, va tokius aš esu matęs pas senelius, ten tokie augdavo, mes tarp jų žinodom, kad yra, bet mažesni. Kas čia per nendrės, aš irgi nežinau. Galvojau visada, kad cukranendrės, greičiausiai ne. Eisim dabar, pasižiūrėsim. Ai, tiesa, patinka visur iš lavos akmenukų, mozaikytės, piešinukai. Čia va irgi nupiešta kažkas. Ir pagaliau vandenynas. Man atrodo,
Jo. Vidury Atlanto vandenyno žyba štai sala, štai tokios uolos. Na ir va, atsisklendžia visi grožiai. Driežiukas nupipino, va. Ir tenais tas pležiukas. Vargu ar čia maudytis gausis iš tikrųjų šiaip jau paėmus. Driežą laksto, bet na, atvažiavom įspūdinga. Ir nežinau, ar čia aš maudysiuosi, nes neturiu aš tiek visko pasiruošęs. Jo. Čia va nuošliauža. Iš tikrųjų tai kas fainiai, kad čia galima atvažiuoti ir pabūti patys savo. Ir vargu ar kas atvažiuos. Ir grinai kaip Šiaurinė Airija. Aš prisimenu Šiaurinę Airiją visiškai, kur Kozvėjaus kelias yra. Absoliučiai toks grožis, tik ten šalta. Aš kelis kartus esu maudęsis. Ar vieną. Tropika. Mes esam tropikuose. Lavos vandenyne. Labai tikrai įspūdinga. Tikrai gražu. Ir per šitus akmenis aš neišsimaudysiu. Nes man nepanašu, kad aš galėčiau įbristi. Girdit kaip akmenys, aš nufilmuosiu kaip akmenys dainuoja. Kitoj vietoj maudysiuosi. Pasidžiaukim. Na dabar truputį apie endeminę fauną ir florą. Pažiūrėkit, kiek driežų. Čia jie tau čia išsigas gali. Kiek hebros biški išsibėgiojo. Čia jie. Bet jeigu pasižiūrėti visur. Ten, jų visur pilna. Duok rugilę, aš pirmas. Nes jie tada pabėga. Pažiūrėkit. Čia tiesiog driežynas ištisas. Drąsiausias man sėdė liko. Tu aš jums parodysiu. Pats drąsiausias, va koks. Žiūrėkit, visi priešikė išsibėgiojo kelnes. Šitas sakė išdėjęs. Žiūrėkit, ten matot? Vienas. Va, matot? Stebi mane. Kai jūs būsit gamtoj, žinokit, kad jūs esat stebimi. Dingo. Tepės lydės. Kiti van. Jėtų, bet čia jų kaip gyvatynas, va, žiūrėkit. Wow, eina savo. Kiek jų daug. Viskas vien driežais. Ką galvojau, kad yra kalnai, iš tikrųjų yra labai įdomi. Kažkada čia ugnikalnis buvo. Ir vas šita masė yra tiesiog ugnikalnio viršutinis pelenų sluoksnis. Aš nesu geologas, bet mes pabūsim. Tai aš suprantu, čia kažkuris antasis išsiveržimas. O prieš tai buvęs yra šičia. Ir jis buvęs ne vienas. Tai va, tai kažkada čia išsiveržė vienoks išsiveržimas. Čia užpylė kitoks. Nu šiaip įdomu man bent jau. Tuos sluoksnius matyt. Šičia ta linija tarp jų. Ir va čia kažkiek aišku pabraižyta, bet galima matyti. Galima matyti, ant kiek skiriasi viskas ir kaip yra viskas skirtinga. Čia gal nuplauta, nugriuvę, nutrupėję su laiku. Ir graži jūra. Gražus vandenynas. Valtis. Tiesiog džiaugsmas. Aš žinokit, kažkada žinojau Lietuvoje daug augalų. Papartį galiu atskirti, bet va čia šalia paparčio kas auga. Aš nežinau. Jeigu kas žino, tai gerai. Čia irgi gal paparčiai, gal ne paparčiai. Nežinau. Iš toli paparčiai, iš arti ne paparčiai. Augaliukai bando išsikovoti savo vietą. Kiekvienas plyšiukas, kiekviena kertelė yra bandoma užaugti. Visur tokie mažyčiai.
Mat, visi nori gyventi. Paklausykit to šeimo. Žiūrimgi, kas į mus žiūri, tai arkliukas. Čia yra kažkas panašaus į fermą. Bet kokia žalia sala šita. Arkliukas žiūri į mus ir dar atsukam veršiukas. Nu, kas čia tokie. Bet tai pažiūrėkit gyvūnai, kaip gražiai jiem čia. Koks gražus yra, pasižiūri, kaip bangos banguoja. Pain toliau, žiūri, ką mes darom. Dabar arkliukas. Jis irgi žiūri. Nu įdomu jiem, kas mes, mums įdomu, kas jie. Atvažiavom į kitą kraštą. Parodysiu bangos, kokius purslus kelia ir maudytis jau faktas negalėsiu. Taip. Ten nesmėlis, ten purslai. Va. Radom įrenginius kažkokius. Ir eisim pasižiūrėti kokius. Kokie čia įrenginiai, mes nežinom. Jo, geras. Ten kažkur gali nueiti ir įlysti. Tai ten klausimas, ar jie naudojami, tuo pažiūrim, kad nepamesti. Neaišku. Neaišku, kam čia gal gynybai kokie buvo. Dar vienas ir dar vienas. Va, žiūrėk, dar vienas. Bet čia nepanašu, kad gynybai, žiūrėk, kaminukai. Čia gal koks rūsys. Jo, gal kaip rūsys. Čia greičiausiai rūsys buvo, nes va čia kaminukas yra. Čia kaminukas. Ir va tenais yra ir gali būti, kad čia kažkokie kaip rūsiai padaryti, aš įtariu. Čia įeit gali. Palipsiu laiptukais. Bet aš nelipsiu ten. Tuoj. Nes ten man neaišku. Taigi čia nieks ne... Wow. Kas čia buvo? Čia gal gyveno žmonės? Ir žinokit. Jo, gal ir gyveno. O ką suprasti? Čia tunelių sistema, Rugi. Čia kažkoks tunelis ir neaišku, kas čia. Čia kaip lova. Ir kas ten, aš net nežinau. Nu gal karinis kažkoks dalinys. Va kitas išėjimas. Na ir viskas pastatyta su kažkokiu tai... Va, kaip viskas jaučia. Ir kokie purslai. Net ant kameros krenta. Jauti purslai. Tai mano žvaigždutė. Įvairūs geologiniai sluoksniai. Žvyrukas, kažkoks pakmenėjęs dumblas, tada kažkoks plonas irgi užnešimo. Suprasčiau geologiją, papasakočiau, kas čia vyko. Eisim vandenėlį liesti. Nesu matęs. Šiaip rypinės rovės, aš matau, yra. Ir maudytis pavojinga kaip ta porelė. Jie bando, jie stovi netoli rypinių srovių. Kas tos rypinės rovės, parodysiu. Rypinės rovės tai yra kai vanduo, čia vanduo ir šitas vanduo, jis turi kažkur dingti atgal, nes mane buvo kartą įtempus. Tai va ten, kur jie stovi, susidariusi buvo rypinė, dabar jinai panašiai ties čia. Tiesiog dabar kaip ir nėra, nes būtent tos atbulinės bangos
ten kur bangos ir nėra bangų, tai žinokit, va, matot, ten dabar tamsi jūra. Jin tokia laikinai susidaro, nežinau stipriai ar ne, bet iš tikrųjų nutemt galėtų. Ten, van matot, buvo, ten šiek tiek, dabar čia rypinės dingo, jos atsiras vėliau. Žiūrėk, kokia banga. Geras pavyzdys apie, pavadinkim, neplėšikavimą. Kavinė, tarkim, yra tokia tikrai gera vieta. Sakykime, ant kranto čia yra surferių rojus. Bangos tikrai didelės. Ir šita kava. Čia amerikanas, aišku, ne visai pagal mus. Bet nesvarbu, šitas amerikanas kainuoja €30. Jeigu gerti juodą kavą, dar sausainuką gauni tokį skanų. O labai gražiai pateikta tos lėkštutės tokios iš medžio. O jeigu, sakykime, paprasta kava, tai čia pas juos mažytė. Šiek tiek už espresso didesnė, tai euro nekainuoja, čia euras. Tai va toks neplėšikavimas. Maistas nėra pigus, bet jeigu valgyt nori, gali nusipirkti čia keptą šviežią duoną su sviestu ir pipiriukais. Taip, suvalginti ant 4 eurai. Šiaip aišku, tokia vieta čia, tai 15 eurų. 15 pagal Azorus yra daug, 20 eurų yra daug, bet pagal Lietuvą mums normaliai, taip kad vėlgi kiekvienam spręs, bet iš principo tai kuom patinka, kad gali eiti, daug kur sėsti ir labai dėl tų kainų nesugalvos. Pasižiūri, nes nieko baisiau. Kaip kai kuriuose pajūriuose, čia nėra. Aš galvojau, čia bus brangu, reikės viską vežti, keltai plukdo. Jie daug ką užsiaugina patys, viskas klesti, gražu, švaru, tvarkinga, nuiminėja derlius, užtenka visko, nėra turizmo apspytę ir nereikia daug autentikos. Yra tokių vietų, kur gražios pasėdėti šiuolaikiškai, yra tokių knaipių senovinius, turi savo šarmą. Žodžiu, kiekvienam savo. Už Azorus. Atsigėrėm kavos. Važiuosim dabar į kitą salos pusę. 10 minučių, neužtrunka pervažiuoti šitą dalį. Gaila, man nepavyko išsimaudyti. Smarkios bangos, rypinės rovės. Tai tiek tos, kitur šitą dieną. Noriu parodyti jums jūros gėrybių kainas. Galit pavydėti. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kiek kainuoja viskas. Koks yra tas grožis. Ir kokios kainos. Ką norit. Gaila, aš neturiu ant ko kepti steikai. Brangi Lietuva tėvynė mūsų. Ir turbūt pigiausias žuvytės, va, yra čiukaro, va. Čia vat senosios gerosios menkės. Ką iš jų ruošia, man labai įdomu būtų sužinoti. Druska vien. Prekybos centrai žiauriai gausus yra. Didelį turiuomenį, jeigu su mašina nuomojat. Problemų nėra, čia man už nugaros buvo jūros gėrybės, ten šviežia mėsa ir panašiai, jeigu kas virtuvę turi, tai labai gerai. Didžiulis supermarketas su pieno skyriai, su visko. Pieno kainas, jos yra tokios. Toliau eina čia geresnis pienas, na ir pereinam šiaip 78 centai pienukas kainuoja, 78, 89. Na, iš principo šitaip. Yra ir grietinėlės, viską jie turi. 250 gramų kainuoja 2,59 €. Neįtikėtina.